Pentagonas ne tik paviešino NSO bylas, bet ir pateikė įrodymų apie dalykus, kurie neturėtų būti įmanomi. Tai nėra gandai ar nutekėjimai. Tai dokumentuoti susidūrimai, kurių Pentagonas vis dar negali paaiškinti. O kas labiausiai neramina? Tai yra tie dalykai, kuriuos jie nori, kad pamatytumėte. Numeris 50. 2023 m. rugsėjį FTB bandė suprasti, ką bepiločio operatorius JAV objekte ką tik pamatė. Išslaptintame vaizdo įraše vyras paaiškina, kad jis ir jo kolegos visi matė ryškę šviesą virš horizonto. Apsuptas akinamo švytėjimo, objektas buvo, cituoju, metalinės pilkos spalvos, pailgas, maždaug 1 ar 2 Black Hawk sraigtasparnių ilgio ir tikrai didesnis už droną. Tai atrodė kaip kažkokia transporto priemonė, bet ji neturėjo nei išmetamųjų dujų, nei sparnų. Ji kybojo maždaug 1500 metrų aukštyje ir judėjo iš rytų į vakarus. O tada per 50 sekundžių ji dingo. Tai labai išgąsdino vyrą, bet tą naktį miestą užklupo audra. Jis vis dar jautėsi įsitempęs, kai sėdėjo savo viešbučio kambaryje, kai staiga jo televizorius užgeso. Jis pasakojo FTB, kad kitas 2 naktis beveik negalėjo užmigti, o kai užmigdavo, jį kankindavo keisti sapnai. Ar jis užmezgė kontaktą? Kad geriau suprastume, grįžkime į laikus, kai visa ši kalba apie NSO JAV pirmą kartą prasidėjo. Numeris 49. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje JAV ir Didžiosios Britanijos žvalgyba bandė išsiaiškinti, ar nacių mokslininkai buvo sukūrę superginklų. Jie iš tikrųjų turėjo V1 ir V2 raketas, bet išslaptinti dokumentai rodo, kad virš Europos dangaus buvo pastebėta kažkas, kas nebuvo raketa. 1948 m. lapkričio 4 d. slapčiausiame JAV oro pajėgų Europoje dokumente buvo rašoma: jau kurį laiką mus neramina pasikartojančios ataskaitos apie skraidančias lėkštes. Viena iš šių mašinų, cituoju, buvo stebima apie 30 minučių, kai ji kybojo virš Neubiberg oro bazės. JAV valdžios institucijos buvo sutrikusios ir rašė, kad, cituoju, kas bebūtų šios transporto priemonės, jos gali būti už mūsų dabartinio žvalgybos mąstymo ribų. 48. Slaptoje ataskaitoje viena iš šių mašinų buvo apibūdinta kaip turinti ypatingą manevringumą ir akivaizdų gebėjimą beveik kyboti, o jos forma priminė ovalų diską su kupolo formos paviršiumi. Gebėjimas greitai dingti dideliu greičiu arba visiškai suirti, gebėjimas susiburti į grupę arba labai greitai judėti glaudžioje formacijoje. Niekas, ką sukūrė žmogus, to negalėjo padaryti tai, ką jie buvo matę. 47. numeris. Vienas iš vyrų, kuriam buvo pavesta suprasti šias į ateivių aparatus panašias mašinas, buvo FTB direktorius J. Edgaras Hooveris. Išslaptinti dokumentai rodo, kad jis tuo netikėjo, bet beveik kiekvieną savaitę ant jo stalo atsidurdavo dar vienas NSO dokumentas. Vienas iš jų rodo, kad 1967 m. spalio 9 d. moteris pasirodė FTB biure Dallase. Ji teigė, kad tų metų Liepą ją pagrobė ateiviai. Citata. Būtybė iš kitos planetos, kuri buvo įgavusi žemišką pavidalą, nusivedė ją į dangų erdvėlaiviu ir perdavė jai svarbios informacijos. Ji teigė, kad ateiviai jai pasakė, jog 1962 m. gegužės 22 d. Amerikos pajėgos paleido raketą į NSO virš Afrikos, tačiau laivas apsisaugojo jėgos lauku. Ji taip pat tvirtino, kad JAV pajėgos 1967 m. rugpjūčio 20 d. sekė kitą NSO virš Antarktidos. Moteris tvirtino, kad jei tyrėjai galėtų patvirtinti tuos įvykius, tai rodytų, jog jos pasakojimas tikras, tačiau jie atsisakė pasakyti savo vardą. Nes, ji perspėjo, NSO pranešėjai turėjo įprotį dingti arba sulaukti liūdno galo. Nors tai skamba keistai, panašūs pareiškimai nuolat plūdo į FTB biurus. 1969 m. gegužės 14 d. vyras vardu Larry Stevensas parašė biurui. Jis paprašė agentų ištirti gandus apie paslaptingus vyrus, apsirengusius juodai ir važinėjančius juodais automobiliais, kurie, kaip teigiama, gąsdino NSO liudininkus, kartais apsimesdami FTB agentais. Lengva visus šiuose bylose esančius žmonės nurašyti kaip bepročius arba tiesiog siekiančius dėmesio, tačiau daugelis pranešimų buvo gauti iš labai patikimų šaltinių. 46. numeris 31 147-osios oro susisiekimo ir ryšių eskadrilės kariai dislokuoti Guame pranešė, kad 10:40 min. ryto 1946 m. rugpjūčio 14 d. jie matė 2 pusmėnulio formos objektus praskryjančius virš galvos. Jie apskaičiavo, kad šie objektai skrido 2 greičiau nei greičiausias Amerikos naikintuvas. Skrisdami maždaug 1200 pėdų aukštyje, objektai staiga pradėjo daryti aštrius zigzago manevrus ir dingo iš akių. Tai skamba keistai, ypač iš kariškių lūpų, tačiau tokios ataskaitos buvo teikiamos net ir 21 amžiuje. Numeris 45.
Vos per 2 dienas, 2023 m. gegužę, 7 skirtingi federalinės vyriausybės darbuotojai pranešė matę nepaaiškinamus reiškinius danguje vakarinėje JAV dalyje. Pirmasis įvykis. 3 atskiros federalinių teisėsaugos specialiųjų agentų komandos pranešė mačiusios 2 ar 3 švytinčius raudonus rutulius, kabančius nakties danguje. Jų pasakojimais didesni objektai atrodė paleido mažesnius rutulius, beveik kaip motininis laivas, išleidžiantis mažesnės transporto priemonės. Mažesnės šviesos staigiai nusileido žemyn, o tada visos jos staiga dingo. Antras įvykis. Keletas agentų pasakojo matę vieną raudoną rutulį pakibusi virš uolėtos viršūnės, kuris atrodė buvo sujungtas su ją švytinčių šviesos verpstės pavidalu. Objektas kybojo visiškoje tyloje. Vienas liudininkas palygino jį su Saurono akimi iš žiedų valdovo. Po maždaug minutės nejudrumo jis dingo. Trečias įvykis. 2 agentai pranešė pastebėję, kas iš pradžių atrodė kaip automobilis, judantis per draudžiamą zoną naktį, tačiau kažkas buvo ne taip. Transporto priemonė, turėjusi vieną raudoną ir vieną baltą šviesą, atrodė tarsi kybojo maždaug 1 metro aukštyje virš žemės. Kai agentai priartėjo prie jo, objektas slydo šonu per dykumą, kaip vienas liudininkas apibūdino, visiškai be pasipriešinimo. Iki šiol nei liudininkas, nei JAV valdžios institucijos nepateikė galutinio paaiškinimo, ką jie matė. Padarykime kitą pavyzdį paprastą. Paprastą, bet beprotišką. 44 numeris. Dabar išslaptintas sudėtinis eskizas atskleidžia, ką liudininkai FTB pasakojo matę danguje. Piktai neįvyko per NSO isteriją 1940 ar 1950. Tai įvyko 2023 metais. Liudininkai apibūdino bronzinį metalinį elipsoidą, išsiveržusį iš akinamos šviesos prieš jam dingstant be pėdsakų. Ir tai tik pradžia. 43 numeris. 1964 m. balandžio 24 d. policijos pareigūnas Lonis Zamora vijosi greitį viršijantį automobilį Socorė, Naujojoje Meksikoje, kai tolumoje pamatė liepsną ir išgirdo keistą riaumojantį garsą. Jis pagalvojo, kad tai gali būti pastato sprogimas, bet priartėjęs pastebėjo, kad objektas skrenda. Dūmų nebuvo, riaumojimas pakeitė dažnį. Jis privažiavo arčiau ir pastebėjo kažką, kas atrodė kaip blizgantis objektas su 2 kojomis, pritvirtintomis prie žemės. Tuo tarpu netoliese slankiojo 2 žmonės baltais kombinezonais. Ar tai buvo kažkokia avarija? Jis privažiavo arčiau, kad galėtų padėti, bet vėl pasigirdo riaumojimas. Ir staiga objektas pradėjo kilti vertikaliai aukštyn, o iš apačios pasipylė liepsnos. Šis pastebėjimas tapo žinomas kaip Lonio Zamoros incidentas. Niekada nebuvo nustatyta, ką jis tą dieną pamatė, bet tai labai priminė tai, ką 2025-aisiais matė vienas aukšto rango JAV žvalgybos pareigūnas. 42. Šis deklasifikuotas dokumentas yra stipriai užtušuotas, net vieta nenurodyta, bet maždaug 17 valandą. Aukšto saugumo bandymų poligone JAV pareigūnas danguje pamatė rutulį ir išgirdo dunksėjimą, tarsi jis būtų nukritęs ant žemės. Vėliau jis pakilo sraigtasparniu ieškoti. Vyras teigė, kad jis ir kitas pareigūnas pastebėjo labai karštą objektą kabantį danguje, netoli tos vietos, kur nusileido pirmasis objektas. Jis pajudėjo į rytus, tada į pietus ir atrodė, kad suskilo į 2 atskiras dalis, abi judančias dideliu greičiu. Tada tapo aišku, 2 didelės sferos, kabančios viena šalia kitos, kurios atrodė tarsi liepsnojančios. Jos buvo ovalios, oranžinės, su baltu arba geltonu centru ir iš jų sklido šviesa. Staiga pasirodė dar viena, paskui dar viena, kol iš viso jų buvo 5. Visos kurį laiką kabėjo ore, o tada išnyko. Vyrai jas vėl pamatė vėliau prie kalno, judančias horizontalia linija. Jos dingo, bet 3 iš jų netikėtai pasirodė trikampiu. Nėra tiksliai žinoma, ką jie matė. Taigi, ar mus stebi? Numeris 41. Jei taip yra, tai galėtų paaiškinti, ką NASA astronautai matė 1972 m. gruodį per Apollo 17 misiją. Agentūra padarė nuotrauką, kurioje iš Mėnulio buvo matomi 3 taškai kosmose, sudarantys trikampį. Iki šiol nėra sutarimo, kas tai yra. Numeris 40. 2025 metais FTB oficialiai pateikė nuotrauką Pentagono visų sričių anomalijų sprendimo biurui arba ARO kaip neidentifikuotą anomalų reiškinį. Iš pirmo žvilgsnio nuotrauka atrodo visiškai tuščia. Tiesiog dar vienas neryškus dangaus kadras. Bet įsižiūrėkite atidžiau. Yra mažas juodas taškelis. Jis neatrodo nieko ypatingas, bet taip pat negali būti paaiškintas. Kaip ir figūra pasirodžiusi kitoje nuotraukoje, ši taip pat turėjo sraigtasparnio formą, tačiau danguje tikrai nebuvo jokio sraigtasparnio, kai nuotrauka buvo matyta ir užfiksuota. Ir kartais tie objektai priartėja pernelyg arti. 39 numeris. Vladislavas Krasuskis buvo Lenkų karo belaisvis 1944 metais. Kai jis vairavo traktorių netoli vokiečių stovyklos, kurioje dirbo darbininku,
Priartėjus prie pelkėtos vietovės, variklis staiga užgeso ir jis tolumoje išgirdo aukštą cypimą. Netrukus pasirodė SS sargybinis ir padėjo užvesti traktorių. Darbininkai apie tai per daug negalvojo, iki praėjo 3 valandos. Darbo brigada pakėlė galvas ir pamatė, kaip kažkokia transporto priemonė vertikaliai pakilo į dangų. Ji lėtai pasislinko į šoną ir tada dingo už medžių. Ji buvo apskrita, 225-300 pėdų skersmens tamsiai pilkos spalvos ir turėjo 2 pagrindinės dalis. Viena iš dalių sukosi dideliu greičiu, sukurdama tai, ką dokumentai vadino vientisu susiliejusiu vaizdu. Krasuskis papasakojo šią istoriją, kai po karo nusileido JAV. Jis prisiekė, kad jis ir dar apie 18 įgulos narių, lenkų, prancūzų ir rusų, visi matė tą patį. Ši informacija daugelį metų buvo laikoma paslaptyje. Kol JAV valdžios institucijos žmonėms sakė, kad NSO neegzistuoja, jos aktyviai tyrė tokias istorijas, kaip pasakojo Krasuskis. Tačiau kartais skraidančios lėkštės nebuvo tik apgaulės. 38 punktas. Išslaptintuose dokumentuose yra laiškų siųstų tarp įvairių departamentų. Jie aprašo viską, nuo nepaaiškinamų reiškinių iki vaikų pokštų šalyje, kuri greitai tapo apsėsta NSO. Vienas iš šių laiškų datuojamas 1947 m. Liepos 11 d. Ir jame atskleidžiama, kad ponia Easterbrook regis rado skraidančią lėkštę savo namo kieme, Twin Fallse, Idaho valstijoje. Ji išgirdo trenksmą ir išėjo į lauką patikrinti. Ji rado 2 diskus su pritvirtintu plastikiniu kupolu. JAV žiniasklaida pranešė, kad skraidančios lėkštės užplūdo Twin Fallsą. FBI specialusis agentas Gajus Bannisteris ėmėsi šios bylos. Nepaisant to, kad spauda teigė, jog JAV vyriausybė dalyvavo nuslėpime, FBI tvirtino, kad skraidanti lėkštė iš tikrųjų buvo vietinių vaikų pagamintas įrenginys. Galbūt taip ir buvo, bet tai nereiškia, kad agentūra kitų pastebėjimų nevertino rimtai. Numeris 37. Iki 2024 metų UAP pastebėjimai jau nebetidurdavo ant FBI stalo ir buvo labai reti. Retai, jei iš vis kada nors, jie patekdavo į laikraščius. Kaip ir pastebėjimas spalį, kai neįvardytas karys Sirijoje pranešė matęs netaisyklingą ir nelygų baltos šviesos rutulį, jis apibūdino matęs kelis atspindžius ar šviesą, sklindančią iš nežinomos kilmės. Tai buvo dar viena ataskaita patekusi į nepaaiškinamų dalykų krepšelį. Numeris 36. 1947 m. rugsėjo 23 d. generolas Nathanas Twinigas, labai gerbiamas karininkas, kuris vėliau tapo Jungtinių valstijų oro pajėgų štabo viršininku, parašė slaptą memorandumą pavadinimu Skriejantys diskai. Twinigas visai nejuokavo, kai rašė: praneštas reiškinys yra kažkas tikro, o neįsivaizduojamo ar išgalvoto. Jis apibūdino praneštus objektus kaip pasižyminčius itin dideliu kilimo greičiu, manevringumu, ypač sukimusi aplink savo ašį ir veiksmais, kuriuos būtina laikyti vengiamaisiais. Jis pripažino, kad neaišku, ar aparatas buvo valdomas rankiniu būdu, nuotoliniu būdu ar veikia automatiškai. Tačiau dėl vieno dalyko jis buvo tikras. Kad ir ką žmonės matė, tai buvo tikra. O liudininkai nebuvo dėmesio siekiantys ar skraidančių lėkščių apsėsti žmonės. Daugelis jų buvo apmokyti kariškiai, pilotai ir stebėtojai, įpratę atpažinti orlaivius. Tai nereiškia, kad Twinigas tikėjo, jog tie objektai atskrido iš kosmoso. Jo pagrindinis rūpestis buvo nemažiau bauginantis, kad kokia nors užsienio valstybė galėjo sukurti revoliucinę varomosios jėgos formą, apie kurią mūsų šalyje nieko nebuvo žinoma. Tada kažkas žuvo, bandydamas persekioti vieną iš jų. 35 atvejis. 1948 m. sausio 7 d. Tomas Mantelis, 25 metų pilotas iš Kentukio nacionalinės gvardijos, žuvo persekiodamas tai, kas, kaip jam buvo pasakyta, galėjo būti pavojingas NSO. Ta pačią dieną paprasti piliečiai Maysville mieste, Kentukyje, maždaug 80 mylių nuo Goodmano oro pajėgų bazės, pradėjo skambinti vietos policijai ir pranešinėti apie kažką keisto judančio danguje. Vėliau skambučių daugėjo. Žmonės apibūdino objektą, kokio dar niekada nebuvo matę. Tai nebuvo pokštas. Situacija paaštrėjo, kai oro pajėgų personalas, įskaitant bazės vadą ir pulkininką, taip pat pranešė matę tą objektą. Pulkininkas apibūdino jį kaip labai baltą, sakydamas, kad jis atrodė kaip skėtis su raudonomis juostomis apačioje. Daugybė liudininkų stebėjo jį bent valandą. Tuo metu ore jau buvo 4 F-51 Mustangai, įskaitant Mantelio orlaivį. Vienas lėktuvas nusileido pasipildyti degalų, o kitiems buvo įsakyta perimti objektą. Mantelis netrukus pranešė radiju. Jis yra virš manęs ir priešais mane. Atrodo, juda maždaug perpus mano greičiu, arba maždaug 180 mylių per valandą greičiu. Jis apibūdino objektą kaip metalinį ir milžiniško dydžio. Iš pradžių 2 pilotai tęsė persekiojimą, tačiau vienas galiausiai apsisuko. Mantelis toliau kilo aukštyn. Tada buvo prarastas radijo ryšys. Po kelių akimirkų jo lėktuvas sudužo ir virto liepsnojančia krūva.
Kitą dieną laikraščiai išspausdino antraštės tokias kaip F-51 sudužo, o kapitonas Mantelis žuvo persekiodamas skraidančią lėkštę. JAV valdžios institucijos vėliau teigė, kad Mantelis iš tikrųjų persekiojo slaptą Skyhook balioną, itin slaptą aukštuminį tyrimų įrenginį, apie kurį tuo metu viešai kalbėti nebuvo galima. Iki šiol vis dar kyla abejonių, ką jis iš tikrųjų matė. Kaip ir kitame atveje, JAV kariuomenė vis dar ne visada gali paaiškinti, ką jos darbuotojai mato danguje. 34 atvejis. 2024 m. sausį, kažkur virš Viduržemio jūros, netoli Graikijos, operatorius pranešė pastebėjęs kažką deimanto formos, skrendantį maždaug 434 mazgų greičiu. Jis apibūdino, kad apačioje buvo nemanevruojantis zondas, o objektas buvo matomas tik per borto trumpabangį infraraudonųjų spindulių jutiklį. Jis buvo ten, o po 2 minučių jau buvo dingęs. JAV kariškiai dažnai praneša matantys šiuos objektus judant taip, kaip moksliškai neįmanoma. Pavyzdžiui, kaip operatorius matė virš Arabijos jūros 2020 m. spalį. 33 numeris išslaptintoje byloje nurodoma, kad vyras infraraudonųjų spindulių jutikliu pastebėjo apvalų, šaltą objektą, judantį 309 laipsnių šiaurės vakarų kryptimi, maždaug 20 mylių per valandą greičiu. Neįmanoma buvo tai, kad, cituoju, objektas galėjo staigiai keisti judėjimo kryptį, ko orlaiviai tiesiog nesugeba padaryti. Kaip ir kiti atvejai, šie buvo laikomi paslaptyje nuo visuomenės. 32 numeris. Metų metus JAV šintoviai valdžios atstovai viešai menkino NSO reiškinį, tvirtindami, kad jie nekelia didelės grėsmės, tačiau tyliai tyrė juos per slaptas programas. Projektas Ženklas, projektas Neapykanta ir vėliau projektas Mėlynoji knyga. Vienas iš atvejų patekęs į tuos archyvus buvo susijęs su American Airlines DC-6 lėktuvu, išskridusiu iš Vašingtono nacionalinio oro uosto 1950 metais. Netrukus po pakilimo įgula susidūrė su tuo, ką pilotas apibūdino kaip ryškiai švytintį objektą, skrendantį tiesiai lėktuvo link. Kaip vėliau pranešė pilotas, kai pažvelgiau į kairę, objektas atrodo sustojo. Jis jį apibūdino kaip tobulai aptakų, be sparnų ar uodegos dalies. Tada objektas manevravo aplink orlaivį, persikėlė į dešinę lėktuvo pusę ir trumpam skrido greta, kol staiga pagreitėjo ir nuskriejo į tolį. Mes stebėjome jį dar kelias sekundės, kol jis dingo rytuose iš akių, sakė kapitonas. Niekada anksčiau ir vėliau nesumatęs nieko panašaus. Dar labiau nerimą kėlė pranešimai apie panašius objektus, kartais pasirodančius šalia kai kurių jautriausių Amerikos branduolinių objektų. 31. 1952 metais FTB gavo slaptą pranešimą. Keletas JAV atominės energijos komisijos Savanos upės gamyklos darbuotojų Pietų Karolinoje matė 4 disko formos skraidančius objektus, priartėjusius prie gamyklos ir tada dingusius. Jie vėl pasirodė ir vėl dingo. Buvo apibūdinti kaip auksinės spalvos ir judantys dideliu greičiu. Jie buvo visiškai tylūs. Ir tai tapo dar viena ataskaita, kuri nugulė dulkėti. Numeris 30. Kaip ir ta, kurią pateikė ponas Jonas P. Legis iš Kotrojaus, Newfoundlande, 1947 m. Liepą. Legis pasakojo valdžios atstovams, kad stovėjo prie savo parduotuvės, kai kažkas nušvietė dangų. Tai nebuvo krentanti žvaigždė, ne lėktuvas. Jis niekada nebuvo matęs nieko panašaus. Maždaug 15 sekundžių jis matė, kaip tas daiktas skrido nakties dangumi. Disko formos objektas, kurį lydėjo kūgio formos švytėjimas. Ir viskas. Ataskaita buvo išslaptinta ir daugelį dešimtmečių laikyta paslaptyje, kaip ir kita dabar paviešinta ataskaita, kuri dar labiau glumina protą. Numeris 29. Kai M. Lenore Kore parašė karo žvalgybos direktoriui 1947 m. rugpjūtį. Ji pabrėžė, kad nenori būti palaikyta masinės psichologijos auka ar kokia nors keistuolė. Ji buvo išsilavinusi. Ji nesidomėjo kruilomis pasakojimais apie skraidančias lėkštes. Tačiau tai, ką ji teigė mačiusi pro autobuso langą Los Andžele, nebuvo lengvai paaiškinama. Lėkštės formos objektas skrido per dangų, o paskui jį sekė dar keli, sudarydami virtinę. Iš objektų atrodė sklido nuostabios šviesos spinduliai. Corey nusprendė, kad JAV kariuomenė tikrai nešaudytų paslaptingų spindulių virš Los Andželo gyventojų. Taigi, ką ji iš tikrųjų buvo pamačiusi? 28 numeris. 1952 metais CŽV ataskaitose buvo teigiama, kad skraidančios lėkštės buvo pastebėtos zigzaguojančios virš kasybos regionų Belgijos Kongo teritorijoje. Pagal bylas, Belgijos karinis pilotas vijosi vieną iš objektų naikintuvu ir sugebėjo priartėti maždaug iki 120 metrų atstumo nuo jo. Jis apibūdino aparatą kaip sidabrinį su besisukančia apatinė dalimi, galintį išvystyti greitį viršijantį Mach 1. Kai jis pagreitėdavo, pasak jo, už aparato pasirodydavo liepsnos. CŽV tam skyrė ypatingą dėmesį. Tuo metu agentūra turėjo didelį strateginį interesą Kongo regione ir jo gamtos ištekliuose.
Kurį laiką kai kurios Jakitakškių dalys tapo NSO židiniu. 27 numeris FTB bylose rasti naujienų iškarpų rinkiniai apima ir Britų žiniasklaidos pranešimą iš 1950 m. gruodžio 3 dienos. Futbolo sirgaliai išvydo skraidančią lėkštę. Pranešime teigiama, kad futbolo rungtynes teko sustabdyti, kai šimtai sirgalių pakėlė galvas ir pamatė keistą baltą reiškinį, šmėkščiojantį danguje. Netolys taip pat buvo sustabdytos regbio rungtynės, kai žaidėjai pakėlė galvas ir pamatė tai, kas atrodė kaip ateivių kosminis laivas. JAV valdžios institucijos akivaizdžiai stebėjo, kas vyksta anapus Atlanto. Deja, dauguma naujienų iškarpų bylose neturi paaiškinimo, ką JAV agentūros manė apie keistus įvykius. Numeris 26. 2001 m. spalį rusai išsiuntė žinutę JAV valstybės departamentui, neigdami, kad jie skraidė paslaptingais lėktuvais virš Gruzijos oro erdvės ir pradėjo bombardavimą. Gruzijos užsienio reikalų ministerija pasiskundė, o rusai atsakė, kad tai, kas buvo matyta, negalėjo būti rusiška. Vadinasi, tai turėjo būti NSO. Konfidencialiuose pranešimuose tai buvo paaiškinta sakant, kad rusai linkę retkarčiais suregzti kokį nors keistą įžūlų melą. Panašu, kad NSO kartais gali būti naudojami kaip pasiteisinimai, bet galbūt rusai buvo teisūs. Dabar tikro gyvenimo kosminio siaubo filmas. 25 numeris. Per Apollo 17 misiją nutiko labai keistų dalykų. Valdymo modulio pilotas Ronaldas Evansas pranešime teigia matęs labai ryškių dalelių ar nuolaužų, plūduriuojančių ir besisukančių šalia erdvėlaivio jam manevruojant. Mėnulio modulio pilotas Harrisonas Jackas Schmidtas jį palaikė, apibūdindamas tai, ką matė, kaip panašu į Liepos 4-osios fejerverkus. Kitas astronautas, misijos vadas Džiudžinas A. Sernanas, turėjo kitokią patirtį. Jis negalėjo užmigti, sakydamas, kad po to, kai matė ryškius šviesos ruožus, jis pamatė įspūdingą intensyvę šviesą, blykstinčią tokiu ryškumu, kaip traukinio žibintai. Jis tikėjo, kad tai matė. Tai nebuvo tik optiniai reiškiniai. Ir čia Žemėje viskas taip pat darėsi keista. 24. Naujausias bylų paviešinimas rodo, kaip atsidavusiai FTB rinko su NSO susijusius laikraščių straipsnius. Vienas iš jų, datuotas 1957 m. spalio 14 d., buvo apie kapitoną V.J. Hallą, Western Airlines pilotą, kuris anksčiau viešai buvo pareiškęs, kad NSO yra visiška nesąmonė. Tačiau jis pakeitė nuomonę, kai pats pamatė vieną mobilioje Alabamoje. Jis pilotavo mažą lėktuvą, kai pamatė tai, ką apibūdino kaip ryškią meteorą skrendančią danguje. Tik šis meteoras tiesiog sustojo ir apsisuko, kas fiziškai neįmanoma. Tada objektas atliko virtinę staigių posūkių, kas jį ir sužavėjo ir išgąsdino, tad pakanka pasakyti, kad šis anksčiau tvirtas NSO skeptikas tapo visiškai kitu žmogumi. Jis nebuvo vienintelis. 23 numeris tais pačiais metais. Atsargos admirolas Delmeris S. Farney, žmogus, kuris kadaise prižiūrėjo Amerikos valdomų raketų programą, padarė šiurpinantį pareiškimą. Jis sakė matęs įrodymų apie objektus danguje, kurie judėjo per greitai, per protingai ir per neįmanomai, kad galėtų priklausyti JAV, Rusijai ar kam nors kitam. Jis niekada neteigė pats matęs skraidančios lėkštės, bet aiškiai pasakė vieną. Kažkas nepaaiškinamo buvo ten. Tai buvo rimti žmonės, ne keistuoliai. Ir tada lėkštės virto cigarais. 22 numeris. 1954 metais liudininkai prisiekė matę cigaro formos objektą, skrendantį virš Setifo, Alžyro. Objektą, kuris, kaip teigiama CŽV bylose, paliko švytinčią mėlyną uodegą. Tais pačiais metais Kvala Lumpūro uosto darbininkai pranešė matę dar vieną cigaro formos aparatą, pralekiantį virš jų galvų ir taip pat paliekantį pėdsaką danguje. Vėliau, per artimiausias 5 dienas, išslaptintuose dokumentuose buvo užfiksuoti dar 3 atskiri pastebėjimai Kvala Lumpūre, kai liudininkai apibūdino matę cilindro formos skraidančią mašiną. Kas tiksliai buvo tas cigaro formos objektas? Žmonės iš skirtingų žemynų vis pranešinėjo apie jį. Grupė žygeivių netoli Saint-Mézaro, Prancūzijoje, visi apibūdino matę tą patį dalyką. Milžinišką skraidantį cigarą, tyliai judantį maždaug 600 metrų aukštyje virš jų galvų. Ar skraidantys cigarai buvo tikri? Numeris 21. Bėgant metams, JAV rimtai žiūrėjo į tuos pranešimus. Ekspertai dažnai sakydavo, kad daugelį įvykių galima paaiškinti natūraliais reiškiniais. Tačiau apie 20% jų buvo pernelyg keisti, kad būtų galima paaiškinti racionaliai. Kalbant apie racionalų paaiškinimą, vienas vyras, kuris dažnai minimas išslaptintuose dokumentuose, sakė tiksliai žinantis, kas iš tikrųjų buvo šie aparatai. 20 numeris. George'as Kleinas buvo vienas iš pagrindinių mokslininkų karo metu dirbusių nacių karo gamybos ministerijoje. Jis taip pat buvo vienas iš tų vyrų, kurie teigė, kad nacių skraidančios lėkštės buvo tikros.
Taigi, kai FTB rinko laikraščių iškarpas, buvo viena, kurioje Kleinas teigė, kad visi šie NSO iš tikrųjų buvo tik JAV ir Rusijos kuriami superginklai, pasisavinus nacių mokslininkus karo pabaigoje. Problema su šia teorija yra ta, kad joks toks nacių stebuklingas ginklas niekada nebuvo atrastas. Vis dėlto Kleinas tvirtino, kad jis asmeniškai dirbo prie nacių skraidančios lėkštės prototipo, kuris, jo teigimu, galėjo pakilti į 40 000 pėdų aukštį vos per 3 minutės. Tuo metu joks viešai žinomas orlaivis Žemėje negalėjo nieko panašaus padaryti. Galbūt Kleinas melavo, galbūt jis perdėjo, o gal pasaulio supervalstybės iš tikrųjų kūrė technologijas, kurios gerokai pranoko viską, apie ką visuomeniai buvo pasakyta. 19 numeris. 1954 metais majoras Jamesas Zikarelis pranešė matęs NSO Bruklio oro pajėgų bazėje Alabamoje. Jis apibūdino jį kaip lėktuvą, kokio dar niekada nebuvo matęs, su trumpais, storais sparnais. Jis ir kiti bazėje matė jį radare, sakydami, kad jis judėjo grakščiai ir tyliai, o tada tiesiog pranyko. Ir Europoje buvo daugiau panašių pastebėjimų. 18 numeris. Švedijoje Bengtas Nordenskjoldas, Švedijos karinių oro pajėgų vadas, sakė, kad jo personalas matė kažką neįmanomo virš Baltijos pakrantės. Liudininkai apibūdino metalinį disko formos objektą, judantį taip, kaip jokie įprasti orlaiviai neturėtų sugebėti judėti. Remiantis pranešimais, jis skrido greičiau nei garso greitis, maždaug 5000 pėdų aukštyje. Tai, kas šį pastebėjimą padarė dar labiau nerimo keliantį, buvo vieta, kurioje jis įvyko. Netoli buvusios nacių tyrimų bazės, kuri vėliau atiteko Sovietų Sąjungai. Tačiau vienas vyras turėjo kitokį paaiškinimą. 17 numeris. Majoras Donaldas Keihoe, buvęs jūrų pėstininkų aviacijos pilotas, turėjo visiškai kitokią teoriją nei Kleinas. Pareikšdamas mintis, kurios vėliau pasirodė įslaptintuose dokumentuose, Keihoe teigė, kad skraidančios lėkštės visai nebuvo slapti superginklai. Tai buvo tarpplanetiniai aparatai valdomi ateivių civilizacijos. Keihoe, žmogus, kuris turėjo geriau nei dauguma civilių suprasti oro pajėgų veiklą, tvirtino, kad JAV vyriausybė tai jau žinojo. Ji tyčia slėpė tiesą, kad išvengtų visuomenės panikos. Oro pajėgos griežtai tam prieštaravo. Pareigūnai tvirtino, kad ir toliau tirs NSO pranešimus, tačiau atsisakė viešai pripažinti, kad skraidančios lėkštės yra tikros arba kilusios iš už žemės ribų. Taigi, kuo iš tikrųjų tikėjo ekspertai už uždarų durų? 16 punktas. 1955 m. gegužės 5 d. JAV karinės oro pajėgos paskelbė specialią 14-ąją ataskaitą, pavadintą Pranešimų apie neatpažintus ore esančius objektus analizė. Tyrimas apėmė maždaug 4000 NSO stebėjimų, apie kuriuos daugiausia pranešė paprasti piliečiai, bet taip pat ir kariškiai, policijos pareigūnai, pilotai bei kiti pareigūnai. Ataskaitoje padaryta išvada, kad daugelis atrodytų nepaaiškinamų įvykių neturėjo patikimų matavimų arba pakankamai fizinių įrodymų, kad būtų galima padaryti tvirtas išvadas. Tai buvo vienas didžiausių oficialių NSO tyrimų kada nors atliktų. Bendroji išvada buvo ta, kad labai mažai tikėtina, jog neatpažinti ore esantys objektai yra nežemiškos kilmės. Tačiau ataskaitoje taip pat buvo pripažinta, kad kai kurių pastebėjimų vis dar nepavyko paaiškinti. Ir ne visi dalyvavusieji sutiko su išvadomis. 15 numeris. Blue Book direktorius Edvardas Jamesas Ruppeltas. Žmogus, kuriam dažniausiai priskiriama tai, kad jis pakeitė terminą skraidanti lėkštė į NSO. Karinį pranešimą spaudai apie ataskaitą pavadino beverčiu. Jis netgi pasistengė parašyti apie tai knygą, sakydamas, kad mums teks susitaikyti su NSO. Jis nemanė, kad visus juos galima paaiškinti, tačiau iki šiol visi tyrimai buvo silpni. Tai buvo svarbus tekstas. Pakeisti skraidančią lėkštę į NSO labiau atitiko mokslinį mąstymą. Tačiau žmonės vėl grįžo į pradžią. Mes nieko nežinojome. Na, galbūt. 14 numeris. 1960 metais Roscoe H. Hillenkoteris, buvęs CŽV direktorius ir vėliau Nacionalinio oro reiškinių tyrimų komiteto narys, sukėlė sensaciją straipsnyje, išspausdintame New York Times. Šis žmogus buvo svarbi figūra Amerikos žvalgyboje, o dabar jis teigė, kad JAV karinės oro pajėgos nutildo savo darbuotojus apie NSO, kad nuslėptų tiesą. Jo paties žodžiais tariant, užkuliuosiuose aukšto rango oro pajėgų pareigūnai rimtai nerimauja dėl NSO. Tačiau dėl oficialaus slaptumo ir pašaipų daugelis piliečių yra priversti manyti, kad nežinomi skraidantys objektai yra nesąmonė. Jis kai kuo klydo. Ne visi darbuotojai buvo nutildyti. 13. B-29 bandymų mechanikas Robertas B. Garneris sakė, kad pastebėjo 2 sidabrinius žalsvus objektus, skrendančius didžiuliu greičiu virš San Francisco oro uosto. Jis paaiškino, kad jie atrodė kaip abiejuose galuose nukirsti kūgiai, skrendantys maždaug 12 000 pėdų aukštyje, stulbinančių 800 mylių per valandą greičiu.
Tai buvo 1953, o tuo metu greičiausia skraidanti mašina buvo Bell X-1A, galėjusi pasiekti maždaug 600 mylių per valandą greitį. Ar kuris nors iš šių įvykių pateikė įtikinamų nuotraukų? 12 numeris. Vienas iš įvykių, kuris glumino ekspertus, yra nuotrauka, kurią 1950 metais užfiksavo pora ūkyje McMinnvillėje, Oregone. Polas ir Evelina Trentai teigia matę lėkštės formos objektą, maždaug 300 pėdų pločio sklendžiantį virš jų nuosavybės, kurio apačia, kaip jie apibūdino, buvo plokščia. CŽV tyliai ištyrė nuotraukas, o vėliau žurnalas Life jas paskelbė visam pasauliui. Bėgant metams, tiek originalios nuotraukos, tiek jų negatyvai buvo profesionaliai analizuojami. 1967 metais Kolorado universiteto astronomas Williamas Hartmanas, mokslininkas, kuriam buvo pavesta kritiškai ištirti ir paneigti NSO pranešimus, priėjo stulbinančios išvados. Tai viena iš nedaugelio NSO ataskaitų, kurioje visi ištirti veiksniai – geometriniai, psichologiniai ir fiziniai – atrodė atitinkantys teiginį, kad neįprastas skraidantis objektas, sidabrinis, metalinis, disko formos, 10 metrų skersmens ir akivaizdžiai dirbtinis, praskrido dviejų liudininkų akivaizdoje. Trentai niekada nepakeitė savo pasakojimo. Praėjus dešimtmečiams, kai jie buvo apklausti kaip pagyvenusi pora, 1997 metais jie vis dar tvirtino, kad nuotraukoje užfiksuota būtent tai, ką jie tą dieną matė. Jie sakė iš pradžių dvejoja paviešinti nuotraukas, nes bijojo, kad objektas galėjo būti slapto karinio projekto dalis. Ir buvo dar viena nuotrauka, kuri tapo legendinė – 11. Viename iš FTB dokumentų, datuotų 1967 metų birželio 8 diena, matome, kad vyras vardu Polas Pierelli suteikė agentūrai informacijos, kuri galimai įrodė, jog nacistai pastatė NSO. Pierelli teigė, kad 1944 metais matė, kaip jis kybojo virš juodojo miško. Dabar įslaptintame dokumente rašoma. Šiuo laikotarpiu jis stebėjo aukščiau aprašytą orlaivį. Jis buvo disko formos, valdomas nuotoliniu būdu ir turėjo kelis reaktyvinius variklius išorinėje konstrukcijos dalyje. Aparatas turėjo išorinę dalį, kuris sukosi aplink centrinį kupolą, o likusi dalis išliko nejudanti. Įdomu tai, kad NSO, kuriuos žmonės dažnai mato, atrodė lygiai taip pat kaip tie, kuriuos matome mokslinės fantastikos filmuose, bet Pierals padarė nuotrauką. Iš jo liko tik neigiamo atspaudo Xerox kopija, todėl vaizdas nėra labai aiškus. Sunkiausiai paaiškinami įvykiai yra tie, kuriuose keli žmonės matė tą patį. 10 numeris. 1951 metų vasario 10 dieną, likus kelioms minutėms iki 1 valandos nakties. JAV karinio jūrų transporto lėktuvas Douglas RR-5D, kuriuo skrido 31 žmogus, kirto dangų virš Keploviko, kai įgula pastebėjo kažką neįmanomo. Maždaug 1500 pėdų aukštyje virš vandenyno po jais pasirodė keistas švytintis objektas. Jis buvo tylus, ryškus ir judėjo taip, kaip jie negalėjo paaiškinti. Pranešama, kad visi lėktuve esantys žmonės jį matė. Tai buvo disko formos objektas su oranžinė raudona šviesa aplink kraštą. Kai objektas priartėjo, pilotai sakė, kad jų prietaisai pradėjo gesti. Krypties indikatorius sugedo kartu su magnetiniu kompasu ir 2 krypties ieškikliais. Tada, kai orlaivis nutolo nuo objekto, prietaisai staiga vėl pradėjo veikti normaliai. Incidentas daugelį metų liko įslaptintas, tačiau išlikę dokumentai rodo, kad karinio jūrų laivyno žvalgyba šį susidūrimą vertino rimtai. Maždaug po 9 mėnesių tyrėjai, kaip pranešama, aplankė pilotą ir parodė jam tarsi policijos atpažinimo nuotraukų rinkinį, klausdami, ar kuri nors iš jų atitinka tai, ką jis matė tą naktį virš Atlanto vandenyno. Tai nebuvo koks nors viešumo ieškantis ar ekscentriškas žmogus, siekiantis šlovės. Jis buvo patikimas karinis pilotas, kurio pasakojimas tyrėjų buvo laikomas patikimu. Lygiai kaip ir šis kitas vyras. 9 numeris. Vėlgi, 1951 metais L. Gordonas Cooperis skrido savo F-86 Thunderjet Vokietijoje, kai pamatė grupę objektų judančių taip, kaip žmogaus inžinerija negalėtų. Vėliau jis dirbo NASA Merkurijaus projekte, pirmojoje JAV kosminėje programoje. Jis buvo protingas ir patikimas, todėl kai jis savo viršininkams pasakė, kad danguje matė metalinį sidabrinį skraidantį diską, žmonės jo klausė. Išėjęs į pensiją iš NASA pulkininko laipsnių ir turėdamas 222 valandas praleistas kosmose, jis parašė knygą, kurioje teigia, kad vyriausybė aktyviai slopina informaciją apie NSO. Jis detaliai aprašė atskirą incidentą 1957 metais, kai jo įgula nufilmavo nusileidusį skraidantį diską Kalifornijos oro bazėje. Kai jis perdavė filmuotą medžiagą Vašingtonui, viskas nutilo. Jis buvo eliminuotas iš savo paties istorijos. Iki pat mirties jis buvo įsitikinęs, kad vyriausybė dalyvavo NSO slėpime. Kai kurios istorijos buvo tiesiog per daug beprotiškos, kad jas būtų galima racionaliai paaiškinti. 8 numeris.
Bėgant metams buvo teigiama, kad CŽV naudojo NSO kaip klaidinimo priemonę. Galbūt tame yra šiek tiek tiesos, tačiau išslaptinti dokumentai rodo sudėtingesnį vaizdą. Kai kurie CŽV darbuotojai, bent jau oficialiai, labai nerimavo dėl to, ką jie laikė ofis didėjančių visuomenės patiklumu ir kaip priešiškos jėgos galėtų tuo pasinaudoti. Kai kuriuose dokumentuose netgi buvo aptariama sovietų sukeltos masinės isterijos ar psichologinio karo paremto NSO panika grėsmė. Viename dokumente buvo teigiama, kad agentūra turi sumažinti dabartinį visuomenės patiklumą ir kartu jų imlumą propagandai. Šis susirūpinimas prisidėjo prie Robertsono komisijos sukūrimo 1953 metais, kurią rėmė CBRŽV ir kuriai vadovavo Howardas P. Robertsonas, vienas gerbiamiausių pasaulio fizikų. Jos misija buvo paprasta – ištirti skraidančių lėkščių fenomeną ir visiems laikams jį diskredituoti. Kai komisija pagaliau pradėjo darbą, štai kas įvyko. 7 punktas. Tais pačiais metais, kai buvo sušaukta komisija, majoras, tarnavęs Džordžo oro pajėgų bazėje Kalifornijoje, pranešė matęs 5 milžiniškus disko formos objektus, skrendančius rikiuotę virš bazės. Ir jis buvo toli gražu ne vienintelis liudininkas. Per artimiausias 12 savaičių toje pačioje bazėje buvo užfiksuoti dar 9 panašių objektų pastebėjimai. Ta pačią dieną, kai majoras pamatė diskus, kariškiai Daviso Montano oro pajėgų bazėje Arizonoje pranešė matę kažką nemažiau keisto. 12 neatpažintų objektų, skrendančių rikiuotę, kurių greitis, kaip manoma, siekia nuo 1500 iki 2000 mylių per valandą. Toks našumas gerokai pranoko viską, kas 50-aisiais metais buvo viešai žinoma. Legendinis Lockheed SR-71 Blackbird iš slaptosios 51-osios zonos pasaulio neišlys iki 1960-ųjų vidurio. Ir šie itin greitų transporto priemonių pastebėjimai neapsiribojo tik JAV. 1953 m. rugsėjį NATO karo laivai, dalyvaujantys operacijoje Main Brace, kirto Šiaurės Atlantą. Misijos metu Danijos karinio jūrų laivyno vadas ir jo įgula pranešė apie švytintį trikampį objektą, skriejantį dangumi maždaug 900 mylių per valandą greičiu. Jis taip pat švietė keista melsva šviesa. Per artimiausias savaitės daugiau pranešimų apie pastebėjimus gauta iš pratybose dalyvavusio personalo. Nė vienas iš jų nebuvo paaiškintas. Tada iškart po to įvyko incidentas Yorkshire, Šiaurės Anglijoje. Karališkųjų oro pajėgų personalas pranešė, kad neatpažintas objektas lydėjo vieną iš jų Meteor reaktyvinių naikintuvų skrydžio metu. Vienas lakūnas vėliau apibūdino objektą kaip sidabrinį diską. Jis nustojo leistis ir pakibo ore, sukdamasis tarsi apie savo ašį, sakė jis. Tada jis neįtikėtinu greičiu paspartėjo į vakarus. Tačiau kas nutiko, kai tyrėjai manė radę ne tik pastebėjimą, bet ir tikrus fizinius įrodymus? 5 numeris. Artūras Stancelis, technikas susijęs su Nevados bandymų poligonu, vėliau tapo NSO legendos dalimi. Prisiekęs pareiškime jis teigė, kad 1953 m. gegužės 21 d. padėjo surasti dalį sudužusio NSO netoli Kingmano, Arizonos. Pasak jo pasakojimo, objektas buvo, cituoju, pagamintas iš nepažįstamo metalo, kuris priminė šlifuotą aliuminį. Jis sakė, kad jis ir keli kiti vyrai iškasė jį iš smėlio, kur jis po smūgio buvo iš dalies įsmigęs. Jis teigė, kad aparatas buvo ovalo formos, maždaug 30 pėdų skersmens, su 2 pasukamomis sėdynėmis ir kabina pilna keistų prietaisų. Vėliau jis apibūdino jį kaip tai, ką daugybė žmonių matė visame pasaulyje – ašaros formos cigarą, aptakų cigarą. Tada pasirodė detalė, kuri vieną dieną privers amerikiečius pasijusti, kad jie nėra vieni. Jis teigė, kad šalia objekto pastatytoje palapinėje buvo laikomi vienintelio įgulos nario mirusio kūno likučiai. Įgulos narys tai yra ateivis. Taigi, ką tiksliai Stancelis teigė matęs? Jo paties žodžiais, būtybė buvo maždaug 4 pėdų ūgio, tamsiai rudos odos spalvos. Ji turėjo 2 vokų sluoksnius, 2 šnerves, 2 ausis ir mažą burną. Jis sakė, kad būtybė vilkėjo sidabrinį metalinį kostiumą ir tokios pačios medžiagos kaukolės formos kepurę. Pasak Stancelio, jis nebuvo vienas. Kiti tą dieną buvę technikai, kaip teigiama, matė tą patį. Ir dabar prasideda keisčiausia dalis. 4. Slaptose vyriausybės dokumentuose žvalgybos pareigūnai, kaip pranešama, Artūrą Stancelį vadino Fritzu Werneriu. Tuose dokumentuose aprašoma, kaip Stancelis ir kiti technikai, kaip teigiama, buvo nuvežti į katastrofos vietą autobusu su uždengtais langais. Tada, 2024 metais internete pasirodė dar vienas dokumentas susijęs su Werneriu. Atrodė, kad jame buvo žinučių, kuriomis keitėsi JAV vyriausybės pareigūnas ir Kristoforas Melonas, buvęs Senato žvalgybos komiteto darbuotojas, kuris vėliau įsitraukė į Pentagono tyrimą dėl NPA. Toje žinučių mainuose pareigūnas užsiminė, kad tiesa apie Kingmano katastrofą priblokštų žmonės.
Jis kalbėjo apie šį incidentą taip, lyg tai vis dar būtų aktualus klausimas net ir 2020-ųjų dešimtmetyje, esą sakydamas, mes renkame informaciją. Tai toks žodynas, kurį būtų galima suprasti kaip pripažinimą, kad valdžios institucijos vis dar slopina arba renka informaciją susijusią su šia byla. Jei tai tikra, žinutės rodė, kad tariamai aukštas pareigūnas tikėjo, jog bent dalis Stancelio nepaprastų teiginių yra tiesa. Dėžė, naujausia paviešintų dokumentų dalis, atrodo neprideda daug konkrečių įrodymų prie Kingmano istorijos, tačiau šie kaltinimai mums priminė vieną įvykį Jungtinėje karalystėje. Trečia, po daugelio metų pastebėjimų ir augančio nepasitikėjimo su CŽV susijusiais NSO tyrimais, buvo sukurta Kondono komisija. Tai buvo projektas finansuojamas JAV oro pajėgų ir Kolorado universiteto, skirtas moksliniam neatpažintų skraidančių objektų tyrimui. Vienas iš atvejų, kuris patraukė komisijos dėmesį, įvyko 1956 metais RAF Bentwaters oro bazėje Suffolke, Anglijoje. Radarų operatoriai sekė operatoriai judantį kelių tūkstančių mylių per valandą greičiu. Tada staiga radaras pradėjo rodyti dešimtis tokių objektų. Pagal ataskaitas įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji veikia tinkamai. Liudininkai teigė, kad mažesni objektai skraidė aplink daug didesnį, o įvykį stebėjo keli kariškiai. Kažkas labai panašaus nutiko netoliese RAF Lakenheit. Ten objektas buvo ne tik užfiksuotas radaru, bet kaip pranešama ir matytas vizualiai. Liudininkai apibūdino, kad objektas staiga sustojo danguje, akimirksniu pagreitėjo ir judėjo neįprastai dideliu greičiu. Lakenheath darbuotojai susisiekė su RAF Newstead, taip pat esančia Suffolke, kuri išsiuntė de Havilland Venom naktinį naikintuvą perimti taikinio. Dviejų žmonių Venom įgula vėliau pranešė, kad objektą matė tiek radare, tiek tiesiogiai akimis. Tuomet, be jokio perspėjimo, taikinys pasirodė už jų, kol jie dar nespėjo sureaguoti. Galiausiai reaktyviniam lėktuvui ėmė trūkti degalų, todėl jis buvo priverstas nutraukti persekiojimą bei nusileisti. Kondonų ataskaita vėliau šį susidūrimą apibūdino kaip patį painiausią ir neįprasčiausią atvejį, kokį tik buvo nagrinėjusi. Taigi, kas tiksliai buvo tie objektai, kurie regis galėjo aplenkti karinius orlaivius? Ar jie buvo susiję su tais pačiais reiškiniais, apie kuriuos pranešė Amerikos bandomieji pilotai ir radarų operatoriai visame šaltojo karo pasaulyje? Antra, X-15 pilotas Joseph Walkeris skrido 4 machų greičiu, kaip per radiją pasakė. 2 NSO ką tik praskrido virš galvos. Jie praskrido tiesiai pro jį. Jie skrido 3400 mylių per valandą greičiu. Taip greitai, kaip bet kuris tuo metu egzistavęs lėktuvas. Jis sakė, kad priartėjo prie jų maždaug iki 60 metrų ir pamatė, jog jie buvo disko formos. Vėliau Walkeris niekada nebeturėjo galimybės kalbėti apie NSO, nes 1966 metais žuvo per grupinio skrydžio avariją. Tačiau jo žodžiai palietė majorą Robertą White'ą, kitą X-15 pilotą. Jis skrido 314 tūkstančių pėdų aukštyje, kai pamatė keletą netoliese skrendančių objektų. Jis sakė žurnalui Time: ten kažkas yra, tikrai yra. Šitas paskutinis yra svarbus. Pirmiausia, 2014 metais The Guardian iškėlė klausimą. Užuot slėpusi ateivių egzistavimą, gal tikroji sąmokslo teorija yra ta, kad mus įtikino jais tikėti. Straipsnyje buvo kalbama apie, atrodo, su CŽV susijusią psichologinę operaciją, kurios metu tyčia buvo platinami suklastoti įslaptinti NSO dokumentai visuomeniai. Šie dokumentai tapo žinomi kaip Majestic 12 dokumentai, slapti failai, kurie neva įrodo, kad aukščiausi JAV pareigūnai dešimtmečius slėpė įrodymus apie kontaktą su ateiviais. Tačiau paaiškėjo, kad šie dokumentai buvo klastotės, dezinformacija, sukurta ne tam, kad nuramintų, o kad dar labiau pakurstytų NSO isteriją. Ši istorija pražudė NSO tyrėją Paulą Benovicą. Gavęs neva nutekintą informaciją iš oro pajėgų žvalgybos šaltinių, jis įsitikino, kad ateiviai veikia Žemėje. Vėliau jis patyrė rimtą psichologinį suirimą. Taigi daugelį metų bylos rodo, kad žvalgybos agentūros buvo įspėjusios, jog Amerikos visuomenė yra pažeidžiama masiniai isterijai dėl NSO. Tačiau buvo teiginių, kad kai kurie nacionalinio saugumo pasaulio atstovai aktyviai kurstė tas pačias baimes. Kodėl? Niekas nežino. Tačiau kai kurie tyrėjai atkreipė dėmesį į psichologinės strategijos tarybą, šaltojo karo laikų instituciją, sukurtą koordinuoti Amerikos psichologinės operacijas ir propagandos pastangas. Mažai kas gali taip veiksmingai sužadinti visuomenės vaizduotę, kaip NSO ir maži žali žmogeliukai. Visi dokumentai, apie kuriuos šiandien girdėjote, yra tikri, tačiau kaip rodo istorija, faktai ir pramanai dažnai susipina, ypač kai susiduria vyriausybės, baimė, propaganda ir nežinomybė. Tiesa yra kažkur ten, ir ji gali būti žmogiškos kilmės, o gal ir ne. Tačiau jei ieškote įrodymų, jie jau nebėra tik palaidoti Pentagono bylose.
Jis slypi artimuose susidūrimuose, kuriuos iš arti stebėjo apmokyti specialistai, puikiai žinoję, kas turėtų ir ko neturėtų būti jų danguje. Sužinokite, ką jie matė tikruose JAV kariuomenės užfiksuotuose vaizdo įrašuose, kai buvo perimami NSO, arba žiūrėkite tai vietoj to.